Aš realiai dabar atrodo, kaip pasiruošus eiti kokį banką apiplėšti. Sugalvojau prieš visą makiažą užsidėti kaukę ir jinai yra ta putojanti kaukė, kur po to tavo veidas atrodo toks. Jo, kažkaip aš labai tingiu dėtis tas kaukės ir teptis, o čia išsitraukiai tokį vat škurlį ir užsimetį ant veido ir viskas, ir sėdi kaip debilė. Ten, kur aš gyvenu, yra tokia visai judri gatvė ir labai daug praeivių pastoviai. Tai pas mane Megamajam yra visai toks gan didelis langas ir aš galvoju, kas būtų, jeigu aš taip atsistočiau langę ir žiūrėčiau į žmonės praeinančius. Taip. You said it, no you said it, didn't know before, oh, for the, you're the sunflower, you're the sunflower. Taip mano kaukė atrodo po visų šokių ir dainų. You said it. Ok, einu nusimsiu kaukę ir, nors jo, gali čia nusimti. Šiandien iš tikrųjų nei pati nežinau, ką planuoju daryti, bet tiesiog pasisemsiu idėjų, pasižiūrėjusi kurią nors paletę ir viskas. Pažiūrėsiu, kuris spalva patinka ir dėsiu ant akies. Jo, pradedam nuo šešėlių pagrindo ir aš naudosiu peiliais. Žinokit, jeigu pradėsiu čia prakaituoti dabar kaip kiaulė, tai dėl to, kad labai prisikaitinau kambarius. Tai aš esu toks žmogus, kuriam labai šalta visą laiką. Tai pastoviai užsisuku tą šilumą, full power ir sėdžiu kaip pirty tada. Šiandien naudosiu Juvia's Place šešėlių paletę, kuri vadinasi Magic, ir naudosiu štai šitą spalvą, kuri vadinasi Nana. Tai dabar susiradau bele kokią šviesesnę spalvą negu šita. Tai yra štai tokia spalva ir tiesiog pabandysiu sulieti jas dvi. Taip, tai pagalvojau, kad reikėtų truputėlį patamsinti tą visą šešėlį. Nežinau, ar čia gera idėja, bet panaudosiu iš Life's a Drive paletės spalvą, kuri vadinasi Mug. Tai šitaip uždėliosiu. Ir kodėl taip darau, tai tik dėl to, kad ta spalva man atrodė per daug oranžinė. Dabar darysiu cut crease, o ką daugiau. Tiesiog prašvarinsiu vietą kitam šešėliui. Tai dabar naudosiu štai šitą spalvą, tokią blizgančią, ir jinai vadinasi Boronu. Ir šitą spalvą suliesiu su spalva Casablanca iš taip pat Juvia's Place šešėlių paletės Masquerade Mini. Jeigu atvirai, tai nėra tikslo iš tikrųjų tas dvi spalvas bandyti sulieti. Būtų užtekę ir vieną tiesiog paskleisti ant viso voko, nes aš suliejau tas dvi spalvas, bet jos turbūt per daug panašios, kad matytųsi, jog čia buvo dvi spalvos. Užsimaniau dar tamsesnio bronzinio atspalvio, tai panaudosiu štai šitą iš Jaclyn Hill paletės. Toliau, kad surišti visą tą galą čia, tai panaudosiu rudą spalvą iš MAC. Aš labai dvejoju dėl skysto eyelinerio, nes praeitą kartą dariau irgi makiažą su labai daug blizgančių šešėlių ir mano skystas eyelineris subėgo į akių voko raukšleles. Tai gavau viską nusivalyti ir sėdėjau apsiverkus. Bet dabar nežinau, ką daryti. Labai norėčiau eyelinerio, nes labai senai jį benaudoju. Nežinau, ką daryti. Tokiais atvejais, kai naudoju tokius blizgančius šešėlius, geriausia yra naudoti gelinį akių pravedimą, nes jis nesubėga į raukšleles, bet aš gelinio neturiu, tai nežinau, bandysiu rizikuoti. Kai pasidarai akių pravedimą, tada užsiklijavus blakstienas jos daug tvarkingiau atrodo, nes nesimato to blakstienų lankelio. Tai jo,
Tai va, štai šitaip atrodo makiažas su blakstienom. Ir dabar panaudosiu tušą, kad suliet savas blakstienas su netikrom ir naudoju naują tušą, kurį šiandien įsigijau. Ir tai yra Benefit Bagel Bang. Labai norėjau jį pabandyti ir aš turbūt paskutinė iš visų, kuri bando šitą tušą. Toliau eisim prie veido ir veidui naudosiu šį kartą Benefit Primerį, kuris gan gerai iš tikrųjų paslepia poras. Tai naudoju kreminę pudrą iš Revlon ir buvo tarpas, kai aš jos nebekenčiau, po to vėl pamėgau, vėl nebemėgau ir dabar vėl mėgstu. Aš kadangi nesu visiškai užsitepus savaiminio įdegio, tai mano kaklas labai skiriasi dabar. Tai reikia padengti būtinai ir kaklą. Iš tikrųjų reikėtų nusipirkti normalų atspalvį šitos pudros, kuris tiktų man, kai nesu su savaiminiu įdegiu, nes anksčiau aš savaiminį įdegį naudodavau pastoviai, tai reikėdavo tamsesnių šiek tiek kreminių pudrų, o dabar tiesiog bandau jas kažkaip išnaudoti. Ir kad nereikėtų teptis to savaiminio įdegio, tiesiog padengu kaklą. Padengiu. Ir po akim ir dar kur nors ant veido naudoju savo mėgstamą maskuoklį iš Sleek, kuris vadinasi Life Proof. Aš per savo video pastoviai pamirštu su pudra padengti nosies galiuką ir pastoviai sėdžiu baltų nosies galiukų. Tai padengsiu visą veidą su Rimmel Instafix and Matte kompaktinė pudra, kuri nebelabai kompaktinė jau. Ir iš tikrųjų pastebėjau, kad paskutiniu metu mano oda, padengus ją su kreminė pudra, net neatrodo, kad reikėtų ją užfiksuoti su kitokia pudra, su sausa pudra, nes jinai atrodo tokia jau ir taip išdžiūvus. Tai labai keista, mano oda labai keista, tokia sausa ir riebi tuo pačiu metu. Nežinau, ar taip įmanoma, bet vienu žodžiu, dehidratavus odą kažkokia. Tai panaudosiu Milani bronzerį, kurį labai mėgstu, nes jis nėra vien tik matinis, bet turi ir blizgėšio ir duoda odai gaivumo. Ir bronzeriui aš naudoju labai didelį šepetėlį, vien dėl to, kad bronzeris neturėtų susitelkti vienoje vietoje, ne taip kaip kontūravimas. Bronzeris turėtų būti toks labiau išsklaidytas. Ir aišku, kaip aš be savo mėgstamiausio bronzerio ir jis taip neatrodo, kai nusiperki, aš jį truputėlį sudaužiau ir čia labai mažai belikė, bet aš taip atsargiai tiesiog labai nedaug dar pasklaidysiu čia ant veido, nes aš labai mėgstu bronzerį. Aš mėgstu atrodyti kaip kempiniukas arba kaip kažkas iš Simpsonų. Naudoju Milani savo mėgstamiausią blushą ar skaistalus. Jo, skaistalus. Niekaip neįsimenu. Tai dabar naudosiu spalvą Sickening iš Life's Drag paletės ir tiesiog patepsiu po akim, nes nenoriu nieko tamsaus, kaip visą laiką. Aš nenoriu nutamsinti tų pakių, nežinau. Man nepatinka, nes aš jaučiu, kad mane labai sendina, o kaip aš visą laiką sakau, pasend dar spėsiu. Tai aš šiandien buvau Primarke, ar naujiena, ir prisipirkau aš tų veido kaukių. Tai aš pačioj pradžioje naudojau štai šitą kaukę ir dar turiu kažkokią su vitaminu C. Ir šitos kaukės yra padarytos Korėjoje, tai nežinau, man visai patinka korėjietiška odos priežiūros gamyba. Ir net nepasakiau, kaip veidas mano jautėsi po šitos kaukės. Tai man labai patiko, nes davė to drėgmės. Ir tuo pačiu kažkaip sutraukė tą odą, kad jinai tokia jautėsi išsitempus, lyg būtum pasidaręs kokį faceliftą. Visai patiko ir kaip už 1,50 Svt. Laukiu, nesulaukiu, kada pabandysiu šitą su vitaminu C. Vitaminas C šiaip turėtų prašviesinti odą, o kadangi mano oda truputėlį tokia nesuprasi, visokių plienų pas mane pilna. Tai tikiuosi, kad šita irgi bus verta 1,50 Svt. Aš kai tokia skrega, tai
Man viskas turi pasiteisinti. Perku kokią nesąmonę už 50 centų ir jeigu jinai bloga, o dieve. Kalbant apie 50 centų, nusipirkau servetėlių, ar kaip jos vadinasi, net nežinau. Servetėlės? Tai tiesiog parašyta Let's Party. Mano gimtadienis yra kitą mėnesį, tai galvoju, kad tos servetėlės, jeigu švęsiu gimtadienį, gal sueis. Ir taip pat nupiešta žvaigždė ant servetėlių, o kas ta žvaigždė bus per gimtadienį? Aišku, kad aš. Tai aš šiaip kosmetikos iš Primarko neperku ir ne dėl to, kad maždaug, o dieve, man nelygis pirkti iš Primarko. Tikrai ne dėl to, bet tiesiog aš pripratus pirkti dažniausiai iš Beauty Bay ir tiesiog geriausia man pirkti kosmetiką internetu. Ir šiandien, kai užėjau į Primarką, galvoju, pabandysiu nusipirkti akių pravedimą, akių pieštuką. Mano mėgstamiausias kūno spalvos akių pieštukas yra iš Rimmel, nes jis tepasi kaip sviestas, bet pabandžiau parduotuvėje šitą ir jisai man visai patiko, kaip už 1 svarą, tai man visai patiko, kad jis toks kreminis ir labai gerai slysta ant odos. Labai gerai slysta. Girdėjot kur nors tokį apibūdinimą apie akių pieštuką? Pirkit šitą akių pieštuką, nes jis labai gerai slysta. Bet tokią reklamą. Visą laiką tai būna, kad video pradžioje aš tokia susikaupus, nežinau, ką čia dabar darysiu, kas čia man gausis, ar gausis iš vis. O video gale aš jau taip atsipalaiduoju, kad sėdžiu čia kaip girta, kad būčiau. Tai ar šitas pieštukas geresnis negu mano Rimmel? Tikrai ne, nes ką tik pabandžiau ir nėra jau toks ir slystantis. Parduotuviai kažkaip visai kitaip pasirodė, aš nežinau, ar jie testerius padaro specialiai geresnius ar kaip. Kaip už 1 svarą, tai sakyčiau, nėra toks jau prastas, bet aš kadangi pripratus prie to savo Rimmel ir kai tik užtepu, iškart pamatau, kad akys tokios prašviesėjusios, o dabar tiesiog toks labai minimalus pokytis. Nėra labai blogai, bet tiesiog kai pripranti prie geresnio dalyko ir gauni truputėlį prastesnį ir iškart atrodo, Tai dabar panaudosiu tušą apatiniam blakstienom ir naudosiu tą patį Bag Gulp Bang iš Benefit. Ir aš nusipirkau tokią mažytę versiją, nes šiuo momentu tik tiek ir tai perku. Aš nesu mačius savo tokių ilgų apatinių blakstienų. Aš gyvenime nesu turėjus tokių ilgų blakstienų, arba tiksliau tokio gero tušo, nes, oh my god, tu jas gali realiai matyti, nes visą laiką pasidažau apatinės blakstienas, ypač per video jų iš vis nesimato ir turbūt daug kas galvoja, kad aš iš vis neturiu apatinių blakstienų. Bet dabar tas tušas atrodo tiesiog, oh my god, bedažant nutempia tas blakstienas dar ilgiau, atrodo tas tušas toks tasus, kad maždaug dadėjo man ilgio blakstienų. Tiesiog nemoku paaiškinti, bet kažkokie paranormalūs dalykai, oh my god. Nelabai galėjau pastebėti kažko, kai tepiau čia, nes aš vis tiek turiu tas netikras blakstienas, tai nelabai ir gali suprasti, ar veikia tas tušas ar ne. Ir aš dažniausiai netikrų blakstienų stengiuosi nepadengti didelių sluoksnių tušo, nes nenoriu sugadinti blakstienų. Tai aš dažniausiai tas blakstienas šiaip pereinu truputėlį ir viskas, nes tiesiog žinau, kad aš jų neturiu ir viskas, ir nedažau labai ten stipriai. O čia porą kartų padažiau ir jau kaip vorai tos blakstienos, what the fuck. Tai daugam čia gali atrodyti kvaila, kad aš taip džiūgauju, nes turbūt labai daug merginų turi tiesiog natūraliai tokias blakstienas. O aš tiesiog turiu nematomas blakstienas ir jos čiut siekia turbūt milimetrą. Ir kai aš jas padažau, jų vis tiek nesimato. O su šituo tušu kažką išėjo išgauti, oh my god. Tai jeigu gavosi taip padažius apatinės blakstienas, tai aš neįsivaizduoju, kas gausis, kai padažysiu viršutinės. Nes viršutinio aš irgi neturiu. Bandysiu susirasti lūpdažį iš Jeffree Star rinkinio. Turbūt naudosiu kažką iš šitų dviejų spalvų, nes jas pastoviai naudoju. Aš tiesiog toks žmogus, kad labai bijau naudoti kažką kito. Ypač nekenčiu ryškių spalvų, nes manau, kad jos žiauriai man netinka. Ir tiesiog manęs su kokiu raudonu lūpdažiu nepamatysi.
Tai man patinka Jeffree Star lūpdažiai vien dėl to, kad jie taip žiauriai neišsausina lūpų ir palieka šiek tiek to tokio drėgnumo. Tai jo, turbūt vien dėl to, nes kiti lūpdažiai labai tiesiog sutraukia tas lūpas ir tos lūpas atrodo kaip Saharos dykuma. Tai vat makiažas gavosi šitaip ir aš visai džiaugiuosi rezultatu. Labai retai kada džiaugiuosi, bet šį kartą kažkaip taip gavosi. Ir iš pradžių galvojau, kad su tom improvizacijom aš labai nusivažiuosiu į lankas, bet nežinau, kažkaip ištempiau tą makiažą ir man labai patinka, kad nors ir labai daug šešėlių spalvų naudojau, bet vis tiek tos akys neatrodo tokios apkrautos ir atrodo gan gaiviai ir tokios atviros labai. Tai man tas labai svarbu yra makiažė ir man tas labai patinka. Tai tikiuosi patiko ir jums, susitiksim kitam video. Nepamirškit like, subscribe ir bye!